Kodėl man patinka Niujorkas? Dėl to, kad aš viską čia pažįstu, kadangi čia dabar mano namai. Kad aš suaugau su Niujorku, arba Niujorkas įaugo į mane, įleido šaknis, o aš įleidau šaknis į Niujorką. Neturėjau jokio kito pasirinkimo. Tai mes draugai, aš esu Niujorkas ir aš, mes esam tiek maždaug kaip va. Nebuvo jokio kito pasirinkimo. Būtinybės, iš būtinybės. O paskiau, kaip laiku einant ir meilė atsiranda kartais. Taip kaip šuo prisiriša prie savininko, yra viena meilė. O tai aš esu tas šuo. Ar Niujorkas yra mano šuo? Nežinau, viską atrasti. Vienas kitą pažįstam ir padėjom vienas kitam per tiek daug metų, kai Niujorkas mane išgelbėjo iš beprotybės. Jeigu aš esu dar sveikam, galbūt kitiems kamera neatrodo, kad aš esu sveikam protė, bet jeigu dar esu sveikam protė, tai ačiū Niujorkai. Niujorkas tai visados yra. Visados yra beprotis, be proto. Matai, Niujorkas susideda iš kokių 100 miestelių. Ir aš pasirinkau tik tai vieną miestelį, čia apatiniam, rytiniam Manhattano Niujorke, nedidelė Niujorko dalis. Ir aš viso Niujorko nepažįstu. Taip, aš visada sakau, kada kai klausia, sakysiu, dabar ką tik grįžau iš Paryžiaus, pasikalbėjimai, interviu, sakau. Ir visada pabrėžiu, aš nesu amerikietis, aš nepažįstu Amerikos, aš esu niujorkietis, jeigu jau daleiskim, esu tik ir pažįstu tik Niujorką, bet ir net Niujorke, aš tik pažįstu vieną nedidelę Niujorko dalį, kur ten yra mano namai Niujorke. O aš nepažįstu ir neįdomu, Amerikos nepažįstu, ji man neįdomi. Aš tik tai gyvenu nedideliam Manhattano, Niujorko kaimelį.
su rimtumu labai toli nenueisi. Bet nebent esi tikrai labai rimtas. Bet tie žmonės paprastai negali būti labai rimtai. Labai nori būti taip dirbtinai rimti, kad aš dabar dirbsiu rimtą tokį filmą, kur rodysiu žmonėm, kad čia bloga, gera, socialiniai problemos visas. Labai blogai išėjo. Žiūriu ir pažįstu, ir man patinka seniai, labai seniai, pirmutiniai, Lumière, patys pirmieji kino darbai. Ir nebyliais. Mano skalė yra labai plati. Aš skaitau, kad kinas yra didelis medis su labai daug šakų ir net šakelių. Ir paprastai žmonės yra tokie silpni, jie pasirenka tik tai vieną šaką ir jie taip maždaug prisiglaudžia prie jos ir tik tai čia jų kinas. O man visos šakos patinka ir tik tiek, kad neturiu laiko viską pamatyti, bet man įdomios yra visos šakos ir šakelės kino. Jeigu aš Vilnius visi nepažįstu, aš niekada negyvenau Vilniuje, aš praleidau išvažiuodamas iš Lietuvos Vilnių tik 2 dienas, 2 naktis. Bombardavo Vilnių, aš to jos bėgo iš Vilniaus. Nepažįstu, visiškai nepažįstu. O Biržų dabar jau nepažįstu, nes Biržai sudegė ir dabar jau visai kitas miestas. Ir nieko nepažįstu. Tik tai Biržų ežerą pažįstu. O nieko. Semeniščių ir nebėra, nieko. Labai dažnai manęs klausia, o kaip ten dalykai Lietuvoje? Aš visada labai optimistiškai, aš visada atsakau, viskas eina geriau ir geriau. Kartais abejoju, bet aš manau, kad tiek, kiek matau ir žinau iš visų draugų, kurie, ne tiek jau draugų, kurie apsilanko, kad komplikuota, bet kur yra dalykai nekomplikuoti, bet komplikacijų yra Meksikoje, komplikacijų yra Kinijoje, komplikacijų Japonijoje dabar yra visur. Kaip tikrai jau išmatuoti, kur geriau šiandieną, kur mažiau komplikacijų, tai netaip lengva pasakyti. Yra kiekvienam krašte, yra skirtingos problemos. Aš tikrai tikiu, kad Lietuva pamažu ropoja į priekį. Nesvarbu, kad laikinos problemos yra laikini pletkai ar laikini, bet viskas yra laikina. Viskas yra laikina, kas yra nelaikina. Ir viskas priklauso nuo mūsų. Bet va, einam per New York ir aš pažįstu viską, žinau, matau kiekvieną beveik pastatą, kaip jie pasikeitė, čia einam dabar per Bowery, tų Bomų kvartalą, Bomų gatvę. Ir nebėra tų buvo prie kiekvienų durų gulėdavo, prie kiekvienos sienos, buvo šimtai jų prieš 20 metų, o dabar jau viskas išvalė. Matai, kažkokių keistų žmonių, bet jau ne tas pats. Viskas keičiasi. Daug ir lietuvių pranyko šitoj gatvėj. Čia visi jie nusigerdavo ir
Aš prisimenu, neprisimenu jo pavardės, bet daug, 54-aisiais, 55-aisiais buvo kažkoks solistas iš Lietuvos operos. Aš visada sutikdavo į girtą einančią. Kai paskiau jis pranyko, nusidėjo, tai mirė. Bet jis buvo labai žinomas, visi sakė, operos solistas iš Lietuvos. Čia jis nusidėjo šitoj gatvėj. Gyvenimas eina kiekvieną dieną. Minimaliai, bet vis sekmadienį. O, pletkas yra labai įdomus dalykas. Galima būtų visą knygą parašyti apie pletko savybės, pletko istorijas, kaip pletkai auga, kaip pletkai išsivysto, kaip jie veikia, ką jie paveikia. Pavyzdžiui, gali su pletkais, pavyzdžiui, su gerais pletkais gali pats augti juos skleisdamas, arba jeigu pletkais gali kitą nuvertinti. Kai kurie pletkai auga taip kaip grybai, labai greitai, kai kurie matai, yra daug rūšių, pletkų yra taip kaip grybų, yra daug rūšių, kai kurie lėčiau auga, bet galbūt gilesnės šaknis turi, jie daugiau nuverčia. Labai, pletkas yra labai, ir yra labai realus dalykas, reiškia, pletkas, taip kaip pleckas, turi savo savybės ir galima, filosofai galėtų visą semestrą nagrinėti, kas yra pletkas. Ir aš patarčiau, kad kas nors Kauno ar Vilniaus universitete paskirtų, pavyzdžiui, visą semestrą nagrinėti pletko savybės. Įvairūs priešrinkiminiai pletkai ar po rinkiminiai pletkai. O, čia reiškia, kada yra ar ruduo, ar pavasaris, ar rinkimai, yra vėl laikas. O, yra tiek daug įvairių kampų, iš kurių gali žiūrėti ir nagrinėti pletkus. Pavyzdžiui, sakysim, bandykim kokį nors pletką dabar paskleisti. Sigitas dėda. Sigitas. Visados apie tos jotvingius kalba. Jis, Sigitai, ar tu nenori nuversti Lietuvos vyriausybės, ar tu nepasidaryk išdaviku, netarnauk jotvingiams. Įtartinas asmo, labai įtartinas asmo. Tas Sigitas. Poezija. Poezija gali prisidengti poeziją. Poezija, reiškia, gali būti didelis šnipas ir rašyti poeziją. Ir tada mažiau niekas netars. Aha, jotvingių šnipas Sigitas dėda. Įdomu. Aš gyvenu maždaug minutę po minutės ir aš neturiu jokių reikalavimų, nei planų. Aš nesuprantu tų žmonių, kurie turi didelius planus, reikalavimus. Miestai, kas link manęs gyvenimas turi eiti pats vystytis taip nežinomai ir slaptai ir paslaptingai. Tas pats su miestais. Jie turi savo gyvenimą, nežinai, kaip jie išsivystys. Gali daryti kokios nori planus, tie planai nueis vėjais, nes miestas gyvenimas turi savo
normalius, natūralaus, galbūt darviniško principo planus. Kurie nieko bendro neturi su mūsų planais. Aš einu per miestą, žiūriu, aš esu patenkintas. Kalėjime? O, va, vaikiukas pametė. Ar ne kalėjimas? Vaikiukas kažką ten nestaiga. Atsiprašau. Matai, kitas terminas, kitas žodis, kurį galima būtų naudoti, kalbant apie avangardą, yra opozicinis kinas. Reiškia, yra tam tikroji opozicija, jeigu sakysim, kalbam apie komercinį, populiarųjį kiną. And one of them is the concrete swimming with the fish. No, they all smoked, our children and they all died in the cancer. Oh, yeah. One of them Thanks for smoked telling me. cigars. Well, I mean, back then, they literally like smoked every second. Negaliu dirbti su valdžiom. A half-assed job repairing the hot water heater here. It'll never be fair color. Galbūt, kada aš noriu būti valdžia. So at least there's like some water. My grandmother never smoked. She The only thing did. we're not going to stop on is It's good. that's the best. You know what I just noticed? Aš pasilieku tiek opozicijoje ir Bohemijoje. Bohemija visada buvo normalaus gyvenimo opozicija. Neturim pozicijos. Mes esam ne pozicijose, mes esam opozicijoje. Mes ne kariai, mes niekados nesam pozicijose. Aš kalbu tik tai apie žmonių tokį ilgesį, laisvės ilgesį, bet nežinau, ar tikrai kas dedas pasaulį dabar galima tikrai visur pavadinti demokratiją. Aš manau, kad galbūt net demokratija palengva keičiasi į ką nors kitą. Neklausimas yra demokratijos, aš net nežinau, ar aš tikiu į demokratiją, galbūt aš tikiu į karalius daugiau, bet nieko nenusimanau apie politiką. Kažkas tai... Atsimenu, aš vis Chinatown nusipirkdavau, žinai, lašišą, šviežą, raudoną. Nu, ne tokia, jau kitą dieną. Bet panašiai. Tūna. Ir, žinai, palaikai druskoj ir citriną,
sultis. Palaikai tame šaldytuve ir kitą dieną excellent. Jeigu dar geras vynas, jeigu vyno nėra, degtinė gerai ir geras pokalbis, tada treilis pradinė. Sakė. Vagi mūsų draugas, va, žiūrėk, va. Vienas geresnių poetų iš Japonijos, iš Tokijo atvežė. 100%. Ta muselė, tai aš dabar kaip tik tai ir turiu tai muselį kažką. Eina jau žiūrėk tavo Tik palik man dabar aš paskaitysiu, ką parašiau. O, dar ten Paryžiuje. Jei patinka. Birželio 29. Dabar suvalgęs 12 austrių, aš visai patenkintas pasauliu šitame sename popiežių mieste, Avignone. Valgiau užderdamas Grinbergen linksmų vienuolių alum. Grinbergen vienuolynų. Diena vis dar labai karšta Avignone. Laikas apmokėti ir išeiti. O iš kur štai šita maža juoda muselė ant stiklo kraštelio? Ko ji tokia jau maža. Norėčiau jai padėti, bet negaliu įsijausti jos psichologiją. Mes taip toli nuo viens kito. Kaip mes toli nuo vienas kito nuėjom. Atleisk. Juoda maža muselė. Pagavai ją ir nutarė iliustruoti, pakartoti savo. Bet žinot, kur Bonjour. Why? Yes. Tokį dar jau. Na irgi nori vyno. Bet jeigu įkris, tai tada prašiau. Dabar atfilmuoju, videografuoju, Vytai? Jo. Jo, aš turiu dabar pasakyti, kuo aš skiriuosi nuo švento. Skirtumas tarp manęs ir šventojo Pranciškaus. Aš maždaug kas metai, tik 6 mėnesiai pasitikrinu, ar kokią nors pažangą esu padaręs savo gyvenimo progrese maždaug į šventuosius, ar ne? Tai einu gatvei, parką, išties ranką. Eik, paukščiuk, eik, ant mano ranką. Netu per O šventuosius. Tai jokio progreso nepadariau. Bet pagaliau musė. Musė jau eina prie manęs. Tai galbūt jau nedina paliek paukščiuko, tai musė, jau didelis skirtumas, bet tai yra pagrindinis skirtumas tarp Švento Pranciškaus ir manęs. Manęs paukščiukė tūkstančio, o čia aš geriau vyną su muselė. Geriau negu nieko. Tai jau galbūt jau pakeliu arba į beprotnamį, arba į šventuosius. Tai kaip čia tas pats, Jonai, ar jau skirtumą matote? Better like Miles Davis. Miles Davis. Aš labai regionalus.
vietinis toks žmogus. Man patinka kaimai, kur aš galiu pažįstu kiekvieną krautuvėlę, žmonės, kavinę, tas aludės, taip toliau. Tada jauties lyg namuos, namie. Vat taip ir eina gyvenimas čia dabar jau.